jūs tuo metu, kada dirbot policijos komisariato vadovu Jonavoje, pas mus dažnai patruliuodavo, ne tai kad dažnai, bet pastoviai turbūt patruliuodavo tuometinio pulko darbuotojai. Dabar mes tokio reiškinio nematom. Kodėl taip vyksta? Ar tai negalima būtų jos grąžinti mūsų gatves į Jonavą? Pirmiausiai, jeigu kalbant apie vidaus tarnybos, ypač pirmojo pulko indėlį Jonavos rajone, Jonavos mieste į teisėtvarkos darbą, tai aš taip manau, taip savo dėlioju, su to gyvenu ir matyti ir gyvenimą pabaigsiu. Jeigu imant laikotarpį nuo 1993 iki 2005 metų, vidaus tarnybos pirmasis pulkas, jo karininkai, puskarininkai buvo tapę, jeigu pamenat, kas turi atmintį, garbę ir sąžinę, be abejo pamena, kad jie buvo tapę neatsiejama viešosios tvarkos užtikrinimo dalimi rajone. Kaip, pradėjus, juos plačiau panaudoti, pamenat, kada Joninių šventė išplito žiūrovų, dalyvių atžvilgių ir mums tada, kaip dar tik bręstančiam, besiformuojančiam komisariatui, tikrai buvo sunku suvaldyti tokią masę žmonių. Mes pradėjom kviestis vidaus tarnybos pirmojo pulko pareigūnus ir jie mums parodė. Tada aš pamačiau, pirmą kartą nedrąsiai pamačiau, kokios tai yra galimybės, užtikrinant viešąją tvarką. O po to, 95 metais, ypatingas toks lūžio momentas, kada per savo tiesioginį vadovą gavau rajono mero paklausimą, ką darom su Rukla. Aš dabar nenukrypsiu nuo temos į smulkmenas, kas tada buvo Rukloj, kokios problemos, bet jeigu rajono meras per vadovą manęs paklausė, problema buvo gili ir rimta. Ir vienintelį sprendimą mes tada radom, vėlgi kreipdamėsi į pirmąjį pulką, vidaus tarnybos pirmojo pulko vadovybę, vadovą tiesiogiai, prašėm, imtis išskirtinių priemonių. Ir kiek pamenu, tada buvo skirta 10 šauktinių kareivių, vienas karininkas, kuris nuolatos keisdavos. Ir jie tada įvykdė, aš manau, jeigu, imant 5 balę vertinimų ar 10 balę vertinimų sistemą, ar 10 ar 5, jie įvykdė savo užduotį, kuri dabar yra labai aiškiai suformuota viešojo saugumo tarnybos įstatymo 3 straipsnį parašyta, kad skirti atkurti ir užtikrinti viešąją tvarką. Ir taip, kaip aš mačiau, taip, kaip jie tą padarė ir vėliau padarė, aišku, ir dabar, tik tai dėkingumą tiem pareigūnam, tiem kareiviams jaučiu, kurie tikrai ėmėsi ir parodė savo galimybės. Reiktų atkreipti dėmesį ir į tą, kad tai yra unikalus junginys, unikalus jėgos struktūrų junginys, kuris gali spręsti bet kokias problemas, ar trumpalaikiai, ar ilgalaikiai, mažesniai, uždaresniai, atviresniai erdvėj. Jie gali įtakoti kriminogeninį situaciją, užtikrinant žmonių teisėtus interesus, sveikatos, gyvybės ir bet ką gali spręsti. Ir kalbėdamas su vadu tos tarnybos, su karininkais, dažnai susitinkam užsiėmimų metu, aiškinamės, aš sakau, vidaus tarnybos pirmojo, antrojo pulko, o vėliau viešo saugumo tarnybos istorija, tai valstybės neišnaudotų galimybių istorija, stiprinant viešą tvarką, piliečių saugumą ir jų turtą, sveikatą, gyvybę ir taip toliau. Bet mes dabar nematom jų Jonavoje. Ar tokia galimybė, ar nėra poreikio čia pas mus? Aš nežinau, čia dėrėtų klausti ne manęs, šiaip viešo saugumo tarnyba neišnyko, jinai toliau egzistuoja, tobulėja, tobulina savo, veiksmų operatyvumą, profesionalumą, man tenka jau dabar, kaip jūs sakote, kaip iš civilio pozicijos matyti juos dažniau, iš minios stebėti
po to pateikiant vertinimus vadovybei, aš matau, kad kodėl vienoje ar kitoje vietoje jie nepanaudojami, aš nežinau, bet jų panaudojimo efektyvumas, parengus dirvą ir paruošus jiem konkrečias užduotis, tikrai yra labai didelės ir stebint, sakykime, jie dabar, reiškia, jau kada pasikeitė įstatyminė bazė, jie gali patruliuoti, saugoti viešą tvarką atskirai nuo policijos. Ir, reiškia, kada matai, kaip jie dirba, reiškia, atskirai, negali nepastebėti, aš sakau, nieko nenoriu įžeisti ar pažeminti, bet priverstas pasakyti, stebėtojų akimis žiūrint, kaip, reiškia, atrodo, sakykime, pėstysis patrulis policijos judantis ir viešo saugumo tarnybos. Deja, šitai pusiai reikėtų tobulėti į šitą pusę. Tai pasitempimas, tarnybinės uniformos dėvėjimas, kovinė ekipuotė, bendravimas su piliečiais, sakykime, veiksmai nukenksminant nusikaltėlį ar įstatymo pažeidėją, tai diena ir naktis dėja ne šitos pusės naudai. Gaila, kad man tenka kaip buvusiam žmogui kalbėti, bet visi pliusai ir visa nauda į dešinę pusę viešo saugumo tarnybos pareigūnų naudai. Aš vieną kartą tokią neįprastą užduotį gavau paruošti komandą viešo saugumo tarnybos komandą rungtyniauti profesionalumo konkursą su pareigūnais. Reiškia, visos užduotis, reiškia, buvo įvykdytos daug geriau ir daug greičiau, bet, reiškia, buvom diskvalifikuoti dėl to, kad užduotis atlikom per greitai ir per operatyviai. Tai yra Lietuvos tikrovė, čia galim juoktis, galim verkti, bet šita tarnyba, dar kartą pabrėžiu, nusipelno gilios pagarbos už savo profesionalumą, nuolatinę specialią parengtį, kurioje jie yra visada. Kodėl vienur ar kitur jie nepanaudojami, tikrai atsakyti negaliu. Greičiausiai tai kažkuriam lygmeninė susikalbėjimo ar galbūt ambicijų klausimas. Buvo dar toks klausimas, kad kai kurie iš valdžios atstovų kėlė klausimą iš vis panaikinti tą tarnybą. Kaip dabar tokios kalbos nurimo? Sunku man vertinti, ar tos kalbos nurimo. Nuo pat tarnybos ar pulkų susikūrimo dienos 91 metų spalio 10 dieną, sakykime, susikūrė. Buvo pasirašytas įsakas, susikūrė tarnyba, pradėjo būti formuojama. Spalio 11 jinai politikų pradėjo būti griauta. Ir sėkmingai procesai vienaip ar kitaip vyksta iki šios dienos. Bet, sakykime, reikėtų visada, sakau, stengtis vietoje savo subjektyvios nuomonės operuoti faktais. Pažiūrėkim dabar į Estijos ir Latvijos pavyzdį, kurioje iš karto panaikino šitas, nekūrė iš viso tokių tarnybų. Ir štai, sakykime, kada Estai pabandė, reiškia, perkelti tarybiniams kariams paminklą iš vietos, kas gavosi. Ir akivaizdu man, kaip profesionalų, žiūrint į tos įvykius, buvo, kad nebuvo, ypač pirmomis dienomis, nebuvo tos profesionalios jėgos, kuri būtų iš karto pastačiusi tos jaunolius į vietą, užtikrinusi toliau ir nebūtų leidusi šitaip plėšikauti ir savivaliauti keliuose Estijos miestuose. Ir atrodė, kad darosi nesuvokiami dalykai. Ir antras dalykas, dabar pasižiūrėkim Moldavijos pavyzdį, kada buvo, reiškia, demonstrantų dalies, reiškia, apkvaitusių nuo narkotikų ar alkoholio nusiaubta prezidentūra, parlamento rūmai. Lygiai tas pats būtų įvykę 2009 metų sausio 16 dieną, kada, reiškia, buvo pabandyta neatsakingų politikų ir jiems pritarenčių sukurstyta minia, kuri būtų be abejo nusiaubus Seimą, galbūt ir vyriausybės pastatą, bet ta tarnyba, kurie atitinkamai buvo priešpastatyta, sakykime, labai
elgėsi labai pabrėžtinai įstatymo rėmuose, vis dėlto šitą įsisiautėjusią minią sutramdė, sutvarkė, vėliau buvo iškelta baudžiamoji byla, kurioje nuolatos dalyvavau visuose posėdžiuose. Dabar galiu pasakyti, kad visi aktyviausi šitų riaušių dalyviai buvo apkaltinti ir nuteisti toje baudžiamoje byloje. Ir atžymėtas profesionalus veikimas. Jeigu tos tarnybos nebūtų buvę, pasėkmes prognozuoti sunku. Grįžtam prie policijos ir prie reformos. Jūs dar būdamas vadovu važiuodavote į seminarus, važiuodavote į kitas šalis ir trumpai mums pasakojot apie darbą policijos Norvegijoje ir Švedijai. Tai visgi mums taip iš stebuklų šalies taip žiūrėti, kadangi ten tyrėjai gali tapti tyrėjais tik tai tuo metu, kada turi 10 metų stažą darbo policijai, konkursas, ten vos ne 10 žmonių į vietą tam, kad baigti dar daugiau ir turi dar papildomai atsimokyti 2 metus tam, kad galėtų užimti tos pareigos. Bet atitinkamas ir atlygis po to jiems būna mokamas. Kodėl pas mus Lietuvoje tokio modelio nenaudot? Sunku man pasakyti, kodėl nenaudojamas, bet tiek Švedijoje, tiek Norvegijoje aš supratau ir patyriau vieną tiesą. Policijos sistemoje, kas labai nebūdinga Lietuvai, iki minimumo, tiesiog nugręžtino minimumo sumažinta valdymo grandis. Ant tiek minimumas, kad komentuoti nėra ką. Sakykime, pačių policijos pareigūnų funkcijas išgrynintos iki brangakmenės skaistumo. Reiškia, yra 2 rūšių policija. Gatvės policija ir pastato policija. Reiškia, gatvės ir pastato policija ir jokių tarpinių grandžių. Inspektoriukų per inspektoriukų ten kontroliuojančių nieko nėra. Yra nedideli metodiniai centrai, kurie, reiškia, vadovauja šitam reikalui. Gatvės policininkas, jisai atsako už viešosios tvarkos palaikymą ir užtikrinimą ir tyrė nedidelio masto nerezonansinius nusikaltimus, kurie jam pagal jo patirtį prieinami. Ir plus yra, reiškia, pastato policija, kuriuose būna vadinami investigatoriai, įvairaus lygio tyrėjai. Jie, reiškia, tyrėjas tiek Norvegijoje, tiek Švedijoje tai gali tapti tik pareigūnas. Mūsų kurso vadovė, Švedijos komisarė, mums pasakė taip. Aš Stokholmo gatves šlifavau 20 metų. Mes paklausėm, ar vertėja gerai išvertė, jinai perklausė. Taip, sako, aš 20 metų šlifavau Stokholmo gatves, kol gavau teisę dalyvauti konkurse ir pereiti į pastato policiją ir, reiškia, užsiimti rimtesnių nusikaltimų tyrimų. Ten, reiškia, milžiniškas biurokratinis sluoksnis seniai pašalintas iš policijos. Tai leidžia kitaip, reiškia, kitaip skirstyti lėšas policijos išlaikymui ir be abejo atlyginimai tiek, aišku, tyrėjų, investigatorių ryškiai didesnė, bet ir gatvės policininkai atlyginimais nesiskundžia. Ten prestižas pareigūno, tos tarnybos prestižas yra nepaprastai aukšti ir jeigu, sakykime, ar vienoje ar kitoje šalyje reitinge, eiliniam reitinge policijos struktūra atsiduria žemiau 2 vietos, tai yra jau pavojos signalas ir prasideda rimti tyrimai, kodėl taip vyksta, darant tam tikras korekcijas ir, aišku, ten ir jų, sakykime, dabar jų pateiktos pretenzijos, kad reiškia, mūsų iš Lietuvos, iš Baltijos šalių atvykę nusikaltėliai, jiems ten drumsčia ramybė, kad tarsi tokie pasigirsta kaltinimai, kad Norvegijos ir Švedijos policininkai neobjektyvūs. Šito aš negaliu su to sutikti, niekada nesutiksiu. Profesionalumas ant aukščiausio lygio, analitikai dirba aukščiausio lygio ir kalbėti apie jų neprofesionalumą, nesusivokimą ar pateikiamas pažymas neprofesionalias neturėtume.